Aš esu Svajūnė Anužienė, dirbu Kretingalės skyriaus Girkalių darželėje su mažulėlės vakutėlės. Mona baba buvo laba mondrė. Ana vakščiodavo su skrybelė ir ana tų pasakų nedidelė mum te pasakodavo. Ana atvažiaus pas mus į namus ir mes vakar laukdavom braškių pačių pirmųjų, kol išsirps, kol praraudonaus, o mon baba atvažiaus ir tas braškės susitep savį ant veidą ir jau būdavo didelė graži. Tai va tep savį reik mokėti mylėti. Bet tų pasakų gal įsekdavo, bet aš nelabai tai atsimenu kažką, tikriausiai netokias užstrigusias anus te buvo. Tad papasakosiu ton, katron perskaičiau pati. Gyveno vieną kartą senis į senelį. Į turėjo mergėkę. Ta senelė numirė, seniuks palieka veins, jauns parvedė patį, o ta pati buvo ragana. Ana didelė nekentos mergelės. Jis saka, nu žina, jie tu pats anos nenugalabysi, nuvesu aš į mešką nugalabysiu. Nu, ko darys tas senelis, pasiėmė kirvį ir iškeliavo į ton mešką. Išėję bodu ir rado tokią trobą. Seniuk saka, tu čia pabūk to trobikį, aš ją numalku kirsti. Jo, ta mergelėkė atsistoja, apsiveizėja po ton trobą, o seniuks išėję mešką, pririša kūlį prie medį, taušk tas kūlis, taušk, rodos, kad tas senis kažkon ten skalda. Ta mergelėkė klausos, nutep jau, nusiboda, na, to trobo sėdėti, išėję šauk, tėval, nu kur tu esi akšen, jau užtenktų malkų skaldyti. Nieka nesaka tas tėvalis. Vėl ta mergelis į atrobo vėl, ana nusiboda, vėl išėjo, vėl saka, tėval, nu akšen, užteks jau tų malkų. Nieka nėra girdėti. Tretis iki išėjo, tėval, nu užteks, važiaunam jo vinomelius. Nėra to tėvalį. Pasiveizėja mergelik, pasiveizėja, nu nematyt, nei girdėti nebė. Išauk. Ei, nu kas nors ten miškus, laukus, akšenkit į pagalbą, akšenkit. O meška išlaužina atsiliepė. Aš galo atėti, aš tokia naprasta atėsiu tave į pagalbą. Ir par žingsniaun tą mešką, parenta mešką. Ir praša. Mergo, kelk mani dabar parton slingsti. Mergelikė atėjo, įkėlė mešką. Meška vėl praša. Mergo. Įkelk mane į lovą. Įkėlė į ton lovą. Mergo, papurenk patalą. Papurena patalą. Mergo, pakrapštyk mane į ausį. Pakrapštė ausį, pradėjo miltą birėti. Iš vienos ausės birėja. Tep kokį gers bausmaišys pribirėja. Meška vėl prašo. Mergo, išvirk mane į kleckų. Jo, ta merga suminkė kleckus, užkaitė vandinimo, čia pelelė atbėga, prašo, mergel, a tu dausi mane įmūdį kokį kleckiuką paragauti, a tu dausi vieną kokį. Mergelė saka, gera, sak, dausu, tylė, sak, tu čia jau dabar, garsiai nebrazdėk po ton trobą. Išvirė tų kleckų, padavė mešką, padavė pelikę, priėdė meškai, saka, nu dabar aš esu gult, o tu te raktelius, įpalakstyk mane čia po ton trobą, pabrazdink, kad aš geriau mėguočiau. Jo, ta mergelė galvo, kaip čia dabar bus, o čia kur bus, vėl atliek pelelį, sako, aš tai pagelbėsiu. Daug to matytus raktelius, tu lys pupečiau, sėdėk tylę, o aš brazdėsiu. Tepi padarė, ta mergelė pasilinda pupečiaus, o ta pelelė laksta aplink ton trobą, laksta. O meška gulėdama ant pečiaus ten turėjo prisikrovus kūlių, prisidėjus pagalių. Į svaidatus pagalius, bėtliojo visas pusės, o pelelė laksta. Laksta brazdintas tas raktelės. Nu į dabar meška klaus, nu merga, a tu gyva? Merga saka, gyva. Akšan, jeigu gyva. Atėjo mergelė, meška saka, nu dabar pakasyk mane antrą ausį. Ta pakrapštė ausį, vėl išbirėjo miltų. Pakrapštė antrą. Iš ten 2 arkliai išlinda, o daili, o graži, auksinė karietas, stau šalip. Ta meška saka, dabar prikeptų pirogų, jau galėsi važiuoti į namelius. Prisikepė mergelė piragų, važiavo į namus, nuvažiavo prie savo tos trobelės, o čia išbėg kalelė šauk. Kiau, atvažiavo bergas su piragas, daus mane kur skanesnį, daus mane kur gardesnį. Išėjo tą raganą, jau norėjo ginton kalelį, kai jiemis taukti. Aš tavai sakiau, vekit ruobą, ko čia dabar pliurpina samonis.
Ir vėl kalelė laksta, ir vėl šauko. Kiau, 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 atvažiavo mergas, su pyragas, veina daus muniai dėdėlį, muniai pati gardiausia, pati skaniausia. Ir vėl ragana išėjo su žarstekliu. Ar esi tu į trobą, sakiau tavi? Ir vėl ta kalelė išbėgi, vėl šauko. Atvažiavo merga, su pyragas, su ratas, su auksinė karieta. Ta ragana išėjo iš kitos pusės, veizas iš tikrųjų merga. Parvadina į trobą, to mergelė pavaišina visus, į senelį davė, į tą raganą davė ir kalelę davė. Klausidėvėsi, kap čia ir kada gyva išlika, kaptina, dabar to meškos trobo, į savo gyvą parvažiavo, da su pyragas. Ta mergelė visko nupasakoja, sugalvoja ir laumė savo dukrą išleisti. Pasiuntė ton dokterį. Ta nuėjo su tau tėvalis vėl pririša kūlį, o ta žveik, ta duktė patenkinta, čia misliauka parsivelk su tų pyragu, ką gaus, tu dovinum dar. Po kiek laiko išėjo iš tos trobos išauk. Tėval, akšen, daug maniai kokį tom pliauską palaikyt. Nėr to tėvalį, vėl ta berga šauk. Tėval, akšen. Nėr to tėvalį. Akšenkit, kas nors iš meška, iš peivas, koks nors ten akšenkit. Ir išlinda meška. Aš galiu tave pagelbėti, aš esu tokia netinginė, bet tu mane perkelk parslinksti. Ta raganas duktė sako, nekelsiu, liepk pati. Įsiliepa meška per ton slengsti, ta raganas duktė veizas. Meška vėl prašo, paguldyk mane į lovą. Kokia čia tinginė, esi golkis pati. Atsigulė meška į lovą, pakrapštyk mane į ausį. Pakrapštė to nausį, pribirėjo miltų. Ir meška prašo, išvirk dabar tu mane į klecko. Ta išvirė klecko, pelelė atbėgus prašo, daug į mane kokį kleckelį, kokį mažą mažylėlį, nors kosnėlį, kokį daug. Tausiu, aš tavai pati vyriau, pati riesu. Ir meška davė dabar raktus tą raganas dukterė. Ta raganas duktė pasiėmė raktus. Brazdint, laksta po trobą, meška vėl svaida kūlius, pagalius, ką apsveidė ir užmušė ton mergelką. Užmušė, pati suėdė, kaulelius nusiulpė, pasikrapštė ausį, o iš ten išlinda kiaulė su gelda, sudėtus kaulelius į geldą ir išsiuntė į namus. Parvažiaunta raganas duktė parbrast, ir vėl kalelė išlė, kiau, atvažiavo duktė, raganas duktė, bet ne, su auksinės ratas, su geldelė, su kiaulė, vieni kaulelė. Šia ragana, ar esi tu į trobą, naskalį iš čia? O ta vėl šauko, atvažiavo raganas duktė, su geldelė, su kiaulė, vieni kaulelė. Šia raganas duktė, ragana pati su tau žarstekliu jau dėsta kalę. Veizas iš tikrųjų. Geldo, veini kaulelė, iš to širdį skausmą ir nusproga. Senelis su savo dukterėlį ir palieka gyventi.